Labadiena, esu Agnė Čižauskaitė, esu krūtų onkochirurgė iš Klaipėdos universiteto ligoninės ir mano tema yra ilgalaikė onkologinio paciento stebėsena arba pokyčiai, kurių šis stebėsenos politika stokoja. Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kad paskutinis įsakymas, kuris reglamentuoja ilgalaikę stebėseną, yra 2014 metų. Ir tame įsakyme mes galime rasti tik tai paciento stebėsenos periodiškumą. Tai yra, kad pacientas turi būti stebimas 5 metus ir skirtingų periodiškumų privalo lankytis pas stebėseną vykdantį gydytoją. Nei kokie tyrimai jam privalo būti atlikti, nei kaip dažnai ar kas 3 ar kas 6 mėnesius turi spręsti pas stebėseną atliekantis gydytojas, dažnai pagal įstaigoje galiojančias taisyklės. Universiteto ligoninėje Klaipėdos krūtų stebėseną perėmė krūtų onkochirurgai ir norime šiek tiek atnaujinti visą stebėsenos tvarką, todėl bandėme domėtis, kokiosgi egzistuoja literatūroje gairės ir kuo jos remiasi. Tai anksčiau, kol nebuvo molekulinių, genetinių, labai šiuolaikinių histologinių tyrimų, buvo skirstomos visos pacientės į 3 rizikos grupės pagal tai, kokia yra jų atkryčio rizika. Tai jei ligai atsinaujinti yra daugiau nei pusiai moterų, 50% tikimybė, tai tokios moterys buvo priskiriamos aukštos rizikos, nuo 10 iki pusės vidutinės rizikos ir toms, kurioms tikimybė buvo mažesnė nei 10%, buvo priskiriamos žemai rizikai. Deja, atsiradus jau mano minėtiems papildomams tyrimams, deja šios grupės nebetitinka šiuolaikinio suskirstimo. Visos pacientės, kurios yra stebimos dėl onkologinės ligos, dažniausiai išgyvena keletą nerimo epizodų. Tai didžiausia baimė joms kelia ligos atsinaujinimas lokaliai arba jos progresavimas tokiuose organuose. Jos bijo, jog atsiras dar viena onkologinė liga. Taipogi kenčia dėl įvairių nepageidaujamų su gydymu susijusių reiškinių atsiradimo. Jas stipriai vargina nerimas ir įvairūs psichologiniai pažeidimai. Taipogi jos jaučia, jog praranda kontrolę savo sveikatos atžvilgiu. Ir tai lemia daugybę pasekmių. Tai dažniausiai tokios moterys ieško pagalbos pas stebėseną vykdantį gydytoją ir tai sąlygoja dažnus ir neplaninius vizitus pas jį. Vizito metu gydytojas skiria nerimui slopinti perteklinius ir stebėsenos gairę nepagristus tiek instrumentinius, tiek ir laboratorinius tyrimus. Iš ko kyla didžiulė našta iš privalomo sveikatos draudimo fondo finansuojamoms gydymo įstaigoms ir aišku puikių pasipelnimų privačiosioms. Visas ilgalaikės stebėsenos procesas, jis turi tam tikrus tikslus. Tai pirmiausia, jis turi stebėti pacientą dėl ligos atsinaujinimo lokaliai, taip pat stengti suvaldyti įvairius nepageidaujamus reiškinius, nustatyti antrą piktybinį naviką, jeigu toks atsiranda, nes tokie žmonės turi padidintą riziką, stebėti ir kontroliuoti atokų plitimą, padrąsinti pacientę tęsti hormoninį gydymą, dažniausiai kuris trunka 5-10, o dabar jau kalbama ir apie dar ilgesnį laikotarpį, tai tikrai reikalauja didelio psichologinio nusiteikimo ir dažnai moteris praranda pasiryžimą ir ryžtą tęsti šį gydymą. Gyvensenos optimizavimas, šiandieną daug apie tai buvo kalbėta ir aišku, didžiausias palaikymas pacientui grįžti iš ligos į savo normalų gyvenimą. Ir egzistuojant socialiniuose tinkluose daugybėj socialinių grupių, kuriuose verda įvairios diskusijos, galima rasti įvairių nuomonių ir išgyvenimų pasidalijimų, kuris
kurie formuoja tam tikrą visuomenės nuomonę. Ir štai vienas iš jų, moteris dalinasi, jog praėjus 3 mėnesiams po gydymo ji lankėsi pas stebėseną vykdžiusi gydytoją ir jai buvo atlikta visas spektras instrumentinių tyrimų, kuriais jį yra patenkinta, ir šis įrašas sulaukia daug patiktukų ir turėtų lyg ir džiuginti visuomenę ir gydančius gydytojus, tačiau ar tai yra realu? Ar realu, kad po 3 mėnesių nuo aktyvaus gydymo liga gali būti pastebima instrumentiniu tyrimu? Tikriausiai, kad ne. Tai pirmiausia, ieškant vietinio atkryčio, reikėtų skatinti moterį savistabos ir savityros. Ta savistaba ir savityra turėtų būti tikslinė. Tai reiškia, kad tokią moterį turėtų apmokyti čiuopti krūtis ir jas stebėti profesionalas. Nes dažnu atveju moterys čiuopiančios krūtis daro tai nepakankamai tiksliai, nepakankamai giliai, arba dauguma moterų netgi bijo liesti ypač operuotą krūtį dėl baimės kažką pakenkti operuotai sričiai, dėl baimės ir sutrikusio savo požiūrio į savo kūną. Tai apmokytas pacientas turėtų turėti daugiau vertės. Rizika svyruoja literatūroje nuo 7 iki 20% ir tas skirtumas yra toks gana ryškus. Ir kodėl jis toks yra? Tai jeigu mes pasižiūrėsime į onkologinę krūtų ligą, jinai yra labai skirtinga. Didžiąją dalį, beveik 80% Lietuvos tikslių duomenų nėra, aš remiuosi Europos literatūros statistiniais duomenimis, daugiau nei 80% sudaro būtent luminalinio tipo karcinomos, tai yra nedidelio agresyvumo onkologinės krūtų ligos, kurių atkryčio rizika, matote, yra tik 3%. Taipogi tai priklauso ir nuo amžiaus. Didžiausia rizika atkryčiui, tai yra ligos atsinaujinimui, turi jaunos pacientės, kai tuo tarpu moteriams, kurioms yra daugiau nei 60 metų, tokia rizika yra tik 3%. Tai reiškia, jeigu iš visų pacientų, kurias mes sekame, daugiau nei 80% yra mažo agresyvumo navikai ir dar didesnioji dalis jų yra vyresnio amžiaus moterys. Tai ar tikrai reikalingas toks dažnas vizitas pas gydytoją ir toks dažnas instrumentinių tyrimų naudojimas? Tai esant dabartiniams gairiams, tiek ESMO, tiek NCCN rekomendacijos rekomenduoja mamografiją 1 kartą metuose, pradedant nuo pusės ar metų baigus spindulinį gydymą ar praėjus metams nuo paskutinės mamografijos prieš diagnozę. Tačiau praeitos savaitės EUSOBI, tai yra Europos radiologų konferencijos mokymuose, buvo pateiktas Britų radiologijos koledžo naujos rekomendacijos, kurios išskiria navikus pagal agresyvumą, tai visoms karcinomoms, kurios yra ne 3-gubai neigiamos, rekomenduojama kasmetinė mamografinė patikra praleidžiant 4 metus, o 3-gubai neigiamoms, kurios yra agresyvaus tipo ir ikivėžiniams būklėms, kasmetinė mamografija 5 metus. Jei moteriai yra atlikta mastektomija, sveikosios krūties mamografija jau rekomenduojama kas 2 metus. Tai reiškia, kad jau yra net ir mamografija paretinama 1 metais. Toliau ultragarsinis tyrimas. Tai yra pats dažniausiai didžiausio siekiamybės toks sulaukiantis instrumentinis tyrimas, labai mėgstamas jaunų pacienčių, mėgstamas tarsi privalomas kiekvieno vizito metu, yra nerekomenduojamas jokių tarptautinių rekomendacijų ir rekomenduojamas tik esant indikacijoms. Tai yra tuomet, kuomet moteris čiuopia pakitimus krūtyje arba yra pakitimų nustatytų jau atliktoje mamografijoje.
Magnetinis rezonansas, kaip ir Rūta kalbėjo, tai yra išimtinis tyrimas, kuris yra puikus tyrimas sekti tam tikrais atvejais, tai lobulinės karcinomos atveju, kuomet jos vizualizacija kitais tyrimais yra apsunkinta, kuomet yra nustatytos mutacijos, kuomet pacientė turi silikoninius krūtų implantus ir dar kai kuriais specifiniais atvejais. Moteriai, kuomet krūtys yra rekonstruotos, atkurtos savo audinių pagalba, joks instrumentinis tyrimas nėra rekomenduojamas, kaip ir nerekomenduojamas planinis tyrimas vyrams, nes vyrų taipogi yra sergančių krūtų vėžių, 1% maždaug sergančiųjų per metus. Jeigu kalbėsime apie nepageidaujamus reiškinius, tai dažniausiai moterį vargina priešlaikinė menopauzė, seksualinės funkcijos sutrikimas ir nevaisingumas, tai yra jaunų moterų problemos, jas menopauzė užklumpa netikėtai ir visų svoriu, tai joms reikalinga tiek psichologinė pagalba, tiek simptominis gydymas, kaulų retėjimas, moteris, kurios vartoja aromatazės inhibitorius, ar joms yra taikomas kiaušidžių supresija, joms privalomas yra periodinis kaulo tankio tyrimas, taipogi ir osteopenijos ar osteoporozės gydymas, jeigu tokia nustatoma, gimdos gleivinės išvešėjimas, moterims, kurios vartoja tamoksifeną, rekomenduojama kasmetinė gydytojo ginekologo konsultacija, tačiau be transvaginalinės ultragarsinio transvaginalinio tyrimo, kas šiuo metu Lietuvoje yra gana populiaru. Kardiotoksinį, tai yra širdžiai kenkiantį gydymą gavę pacientai turi būti konsultuojami gydytojo kardiologo tik esant tam tikriems nusiskundimams. Limfedema, tai yra sritis Lietuvoje, kuri yra labiausiai tikriausiai apleista, tai jokios atrankos dėl limfedemos Lietuvoje nėra. Moteris dažniausiai apie ją sužino tik tuo met, kai jie atsiranda ir atsiranda nebe pirmos, o pažengusios stadijos, kuomet ranka sutinusi matoma vizualiai. Tai egzistuoja atrankinė patikra limfedemos ir kiekviena moteris, kuriai yra operuojama pažastis, privalo būti patikrinta dėl limfedemos rizikos, o jeigu tokia mokoma atpažinti simptomus ir esant simptomams, kaip įmanoma greičiau kreiptis pagalbos. Jeigu moterį vargina krūties, simetrijos, tūrio ar formos nepakankamumas, ar ji yra netekusi krūties dėl gydymo, jai yra rekomenduojama plastinės rekonstrukcijos ar krūtų onkochirurgo konsultacija dėl krūtų korekcijos, kuri yra kompensuojama valstybės lėšomis Lietuvoje. Kaip jau minėjau, moteris, kurios serga krūtų vėžiu, turi didesnę tikimybę sirgti kitomis onkologinėmis ligomis, tai tiek kitos ar tos pačios krūties vėžių, tiek ir kitų, tai yra kiaušidžių, endometro ir storosios žarnos onkologinėmis ligomis, todėl visos pacientės privalo lankyti nacionalinės atrankinės programas, kokios egzistuoja šalyje, o asmenys, kuriems turi krūtų vėžį ir dar nustatytas papildomai patogeninės mutacijas, turi būti stebimi dėl asociatyvių, tai yra tų onkologinių ligų, su kuriomis yra susijusios tos patogeninės mutacijos. Ir jei moteriai yra atlikta krūtų rekonstrukcija, tai yra krūtų atkūrimas silikoniniu implantu, vieną kartą per metus jai privalu atlikti ultragarsinį krūtų tyrimą dėl didelių ląstelių anaplastinės limfomos atsiradimo galimybės. Taigi, apie tai, kad jau mano minėta savistaba ir savityra, tai pacientę reikėtų mokinti ne tik čiuopti krūtis, bet ir stebėti savo kūną. Stebėti ir atpažinti simptomus, kurie gali signalizuoti ligos plitimą dažniau, greičiau ir ankstyviau, nei tai parodo instrumentiniai tyrimai. Ypač naudojami plačiai mūsų šalyje šiandieną, tai nei vienose gairėse jokie rutininiai, nei magnetinio rezonanso, nei kompiuterinės tomografijos tyrimai nėra rekomenduojami, o šiandien Lietuvoje atliekami pilvo organų echoskopiniai tyrimai ar apžvalginės krūtinės ląstos rentgenogramos išvis gairėse nėra nurodytos. Taipogi norėčiau pasakyti ir dėl serologinių vėžio žymenų, kurie šiandieną yra atliekami periodiškai visiems onkologiniams pacientams ir yra kompensuojami iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Deja,
gairėse rekomenduojami tik esant išplitusiai ligai. Gyvensenos optimizavimas tai yra viena iš svarbiausių tikriausiai stebėsenos užduočių, tai yra skatinti, tai yra reabilitacija po ligos, tai yra skatinimas būti fiziškai aktyviems, sveikai maitintis, išlaikyti normalų kūno svorį, ypatingai onkologiniams ligonėms, kurios turi nuo hormonų priklausančias ligas, nes moters organizme, moters kūne, kuo daugiau riebalinio audinio, tuo daugiau yra estrogenų, nes tai yra estrogenų sandėlys ir tokios moterys turi didesnę atkryčio riziką. Stebėti psichologinę būseną ir jai pablogėjus ar negerėjant kreiptis medicinos psichologo konsultacijai. Medicinos psichologas konsultuoja daugelį mūsų gydymo įstaigų, kurios gydo onkologinės ligas, tikrai yra prieinamos konsultacijos ir tik sunku Lietuvos moterį įkalbėti kreiptis, tačiau iš savo patirties žinau, kad jeigu įkalbu kreiptis bent vienai konsultacijai, tai jos konsultacija tęsia. Tai apibendrinant, visos pacientės turėtų būti skirstomos į didelę ir mažą riziką ir didelę riziką paliekant gydytojų specialistų priežiūrai, o mažą riziką perleidžiant į šeimos gydytojų rankas arba net kuriant išplėstinės praktikos slaugytojų, pildant jų gretas ir jiems siekiant, kad jie padėtų šioje stebėsenos politikoje.